Pupa. Gyveno senelis ir senelė. Nieko jie daugiau neturėjo, tik trobelę ir vištytę su gaidžiuku. Kartą gaidžiukas kapstė žemę ir iškapstė pupą. Pasodinam pupą, tegul auga, pasakė senelis. Paėmė senelė molinį puodą ir pasodino į jį pupą. Pasodino, o puodą padėjo po lovą. Išdygo pupa ir ėmė augti. Ne dienom augo, bet valandom. Užaugo iki lovos dugno ir pradūrė jį. Po kurio laiko pasiekė ir lubas. Senelį, kirsk lubas, pasakė senelė. Senelis prakirto lubas. Greitai pupa praaugo stogą. Senelį, plėšk stogą, liepė senelė. Senelis taip ir padarė, o pupa vis augo ir augo. Greitai praaugo ir dangų. Senelį, lipkim į dangų, ragino senelė. Reikia pažiūrėti, kaip Dievas gyvena. Apsirengė abu gražiais rūbais ir pradėjo kopti pupa aukštyn. Įlipo ir pagaliau pasiekė dangų. Kadangi jau temo, tai paprašė, kad Dievas leistų jos naktigulo. Dievas sutiko. Gerai, lipkite ant krosnies ir miegokite. Tik nelieskite mano pyragų. Neliesim, atsakė senelis ir senutė ir užlipo ant krosnies. Naktį senutė nubudo ir sako, man taip kvepia Dievo pyragai, kad negaliu ištverti. Nelies, sušuko senelis, Dievas užpyks. Bet kur tau? Senelė tik ištranka prie duonkubilio ir senelis nespėjo jos sulaikyti. Tuoj duonkubilis subirėjo, o tešla ant grindų iškrito. Ėmė juodu tešlą, bet nieko negalėjo padaryti. Ryte, kai patekėjo saulė, duonkubilis pats savaime susitaisė, o tešla suėjo pati duonkubilin. Atėjo Dievas ir klausė, na, ar nelietėt mano pyragų? Ne, atsakė senelį. O jūs malagiai, supyko Dievas. Neleisiu jūs trobon miegoti. Eikit į sodą ir ten po obelin miegokit. Tik šiukštu, nelieskit nei vieno obuolio. Seneliai pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo į sodą. Seneliai vėl parūpo paragauti, ar gardus Dievo sodo obuoliai. Nors senelis jai draudė, bet ji nuraškė vieną obuolį ir paskubom suvalgė. Tuo metu tik bar. Visi obuoliai nuo medžio ir nukrito. Nusigando abu, nebežinojo, ką daryti. Kai patekėjo saulė, vėl visi obuoliai prie šakų priaugo. Atėjo Dievas ir klausė, na, ar nelietėt mano obuolių? Ne, paskubom atsakė senelė. Supyko Dievas ir jau norėjo juos išvaryti iš dangaus. Bet seneliai ėmė graudžiai prašyti, žadėdami, kad daugiau nieko nelies. Pagailėjo Dievas ir sako, gerai, paliksiu jūs dar vieną naktį, bet turėsite nakvoti mano ratinėje, tik nelieskit mano ratelių. Senelis ir senelė pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo ratinę miegoti. Naktį nubudo senelė ir sako, oi, kaip noriu pasivažinėti Dievo rateliais. Senelis tyli, bet ir jam norisi pasivažinėti. Pažiūrėjo senelis į senelį, pribėgo ir jau sėdi rateliuose. Nieko nelaukęs, paskui jai įsikorė ir senelis. Vos tik abu sulipo rateliai subirėjo. Jie ir šiaip ir taip mėgino sutaisyti, bet nieko nepadarė. Ir te, saulė patekėjus, rateliai patys susitvėrė. Netrukus atėjo Dievas ir klausė, o mano rateliai, ar nelietėte jų? Ne, meluoja senelė. Supyko Dievas ir išvarė jas iš dangaus. Lipo pupa, seneliai, skubėdami ir stengdamiesi. Jau netoli trobelė, jau stogas matosi. Tik pupa triokšt ir nulūžo, o senelė šlumšt per stogą, per lubas ir nukrito į savo trobelę. O ten vištytė su gaidžiuku jų išsiilgę laukė.